Susispėtimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasas Maksalis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas. Kiekvieną mėnesį YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast ir visur ten, kur randate tai, kas jums įdomu. Sveiki, čia Susispėtimai, pokalbė apie nepaprastai paprastus dalykus. Ir mano vardas Saulius Jovaišas ir čia su manim kartu yra du mano geri bičiuliai, vienas iš jų filosofas Rasas Maksalis, kitas iš jų psichologas Viktoras Keturakis. Labą. Ir mes vėl susitinkame, kad pasikalbėtume apie tai, kas rūpi ar kas įdomu, nežinau, sutarėm, kad tokia bus tema šiandien pokalbio, kokia jinai ir bus. Dėl viso pikto visiems primenu, kad galima mus pasižiūrėti, pasiklausyti Spotify, Apple podcastuose, pasižiūrėti YouTube, Facebook'e. Bet kuriuo atveju ten, kur įdomu, tai ką randate jūsų audiovizualinė produkcija, kurią naudojate reguliariai, tai ten pat rasite ir mus. Tai šiandien tema yra tokia, aš kai pagalvojau apie tą temą, tai aš prisiminiau tokį seną metaforą, tokia, žinot, kai sako, gyvenimas kaip zebra. Juosta juoda, juosta balta, juosta juoda, juosta balta, juosta juoda, juosta balta, juosta juoda, juosta balta ir šikna. Bet šiuo atveju šikna tai reiškia mirtį, o aš noriu kalbėti apie ne mirtį dar, o apie tą situaciją, kada tu staiga supranti, kad tau šakės. Ir ką daryti, kai tu supranti, kad tau šakės. Kas tai bebūtų, aš turbūt labiausiai galvojau net ne apie tą tokį, tarsi ta šakės irgi turi tam tikrą metaforą, tarsi šakės tarsi kaip yra išsišakojimai kažkokie. Ne tik tai, kad užlipai ant šakio, bet dar yra išsišakojimai, kažkokie variantai, kad gali būti gal dar blogiau. Bet tai būsena, ta prasme, kada jauti, kad papuoliai į situaciją, kada nežinai, ką daryti ir kada realiai viduje yra blogai. Kai tau liūdna, kai tau gal pikta, kai tu gal esi, tiesiog jauti, kad tau šakės. Ir manau, kad kiekvienas iš mūsų esam patyrę gyvenime kažką tokio ir po to klausimas, ką mes su tuo darėm. Tai ką daryti, kai šakės? Prasiu, ką daryti, kai šakės? Čia taip labai tiksliai apibrėžiai, nors kas tos šakės nelabai aišku, dabar pasaky, kad tai išsišakojimas, bet man tai daugiau skamba kaip aklavietė tam tikra, arba aklavietė, bet čia vėlgi nuoroda į vietą, tai man atrodo tai daugiau subjektyviai vertinant, ar ne, ta kalbant, tai yra kažkokia tai vieta, kai tu atsiduri kažkokiai vietoj. Ir ta vieta tokia, viena vertus kažkaip supranti, kad kažkaip tai jinai yra lemta, kažkaip tai yra tavo vieta, bet kita vertus, kad visa kita, kas yra ne ta vieta, yra tiesiog be galo nuo jos nutolus ir tu kažkaip esi toj vietoj vienas ir kažkaip tai nelabai supranti, kaip iš jos judėti ir net nelabai supranti, kam iš jos judėti. Tai va šitas momentas. Nežinau, man kažkaip, kaip tu pasiūlei tą temą, pagalvojau, kad jinai tokia viena iš esminių ir mes vis labai dažnai prie jos prisiliesdavom, bet kaip tik pagalvojau, kad čia kaip tik proga būtų apibrėžti tam tikras ribas, filosofijos ribas. Nes filosofas, jisai kaip tas, kuris myli išmintį, yra filosofas, reiškia tas, kuris myli išmintį, jis visada žiūri į bet kokią situaciją tarsi iš išorės, tarsi per atstumą. Jam reikia pamatyti kažkokią tai schemą, kažkokią algoritmą, kažkokią formulę, tarsi, taip jau šiek tiek taip ironizuoju, bet esmė ta, kad tu savęs paties, kaip to mąstančio, iš karto neįtrauki tą. Tau reiškia, kad tu suvoki gamtos dėsnį, kažkokį tai visuomenės ten gyvenimo dėsnį ar kažkokį tokį esminį principą. Tu tarsi esi kažkur kitoje erdvėje. Nes ta erdvė, kurioje galioja tie dėsniai, yra tarsi savarankiška, yra tarsi jinai savaime amžina, formulių, ten skaičių, ten ir taip toliau visokia erdvė. Tai filosofas jis tokioje vietoje yra beveik bejėgis, nes jis negali įeiti į tą konkretaus žmogaus būseną, kuriam yra va šita situacija. Ir nežinau, man kažkaip labai krito į atmintį tokia situacija, kažkada labai seniai, būdamas studentas, Andrės Saulius ir galėtų atsiminti, nes buvo studentas toje pačioje auditorijai, ten buvo diskusija tokia, reiškia, apie moralinį apsisprendimą. Ir tada dėstytojai studentas prie jas paklausė, sako, taip, sako, mes apsisprendžiam, sakykime, toje vietoje pasielgti moraliai ir tarsi mes tada tampam tie geri žmonės, bet kitą kartą mes tą darom, turime daryti iš naujo. O čia yra esminis momentas. Filosofui ir mokslininkui atrodytų, kad viskas yra
išaiškinama algoritmais. Tu surandi gyvenimo formulę, tu ją apibrėži ir daugiau nėra problemų. Bet realiai gyvenime visada yra visiškai priešingai. Nes tu net jeigu tu žinai visus atsakymus, iki tol, reiškia, kada tu savo gali paaiškinti, taip, aš žinau, kad aš ateisiu į tą situaciją blogumo, aš žinau, ką man reikia daryti, aš žinau, kaip reikia man savim pasirūpinti, aš žinau, kaip aš turiu, reiškia, iš jos išeiti, bet kiekvienu atveju tu ją įpuolęs esi toje situacijoje naujai. Kitaip sakant, visas tas, kas tu buvai iki šiol, tu atsiduri prieš save vėl kaip nauja problema. Taip sakant, tu niekad nesi tas, kuris gali žiūrėti į savo situaciją visiškai iš abstraktaus tokio taško. Visada yra tas savęs pagavimas už uodegos ir tu visada tą problemą sprendi iš naujo. Dėl to sakau, filosofija šitoje situacijoje yra beveik bejėgė, jinai gali tik tai apmastyti savo ribas, kodėl jinai negali kažkaip tai išaiškinti žmogaus būseną ir jam realiai padėti, pasiūlydama kažkokiu tai sprendimus. Formulių tu žmogui, kuris yra tokioje situacijoje, nepasiūlysi ir jas neveikia. Netgi jeigu tas žmogus esi tu pats. Reiškia, esi tokioje situacijoje, kad reikia kažko kitko. O kas tas kitas, yra labai įdomu, nes aš šiuo atveju filosofiją padėčiau visiškai iš šoną ir tada klausčiau visų kitų žmonių. Viktoro, Sauliaus, o kogi reikia iš tikrųjų, kad žmogui padėti kažkaip tai toj situacijai, kuomet niekas kitas negali jo pasitikti, jis yra visiškai vienas ir jis visiškai yra juodoj nakty. Alcheminiai nakty, sakykime, ten, kur, kaip egiptiečiai kada aiškina, reiškia, kada saulė nusileidžia už horizonto ir pačioj jinai transformuojasi tam, kad jinai galėtų vėl iš naujo iškilti. Vat kas tuo metu įvyksta? Kaip padėti žmogui tą saulę atgavinti? Nežinau. Tarsi atrodo, kad klausimas visiškai psichologinis, ta prasme, turime čia tarp mūsų terapeutą, psichoterapeutą, kuris nebejotinai nekartą yra girdėjęs savo kabinete, ką man dabar daryti, Viktorai, ir ką jam tada arba jai daryti toj alcheminiai nakty. Tai jo, čia labai įdomi ta mintis, kad kiekviena situacija yra konkreti asmeniška ir man atrodo, kaip tik čia psichologijos objektas yra kiekvieną kartą iš naujo vaikščioti tais pačiais keliais. Aš taip, kai klausau ir kai pirmus kartus sutikdavau, dabar jau 100 kartus sutinku žmonės, kai jie ateina į kitą tašką, kai jiem šakės, jie pasimetė, jie stresė, jie nelaimingi, ir visa kita, klausia, ką daryti arba neklausia ir aš galvoju, kaip taip gali neatsibosti, kai daug kartų su tuo susiduri. Žinai, kai kiekvieną kartą. Bet man yra įdomu, kaip tas konkrečiai žmogus. Ir aš klausiau ir galvoju, šiandien bent aš keliuose tose vietose ne tik, kad buvau, aš ten, taip sakant, kūriau tokią situaciją. Nes žmogus savo žinojimu, nes man atrodo, čia yra labai įdomus momentas, tai ką Rasius kalbėjo, žinoti, kaip reikia daryti ir daryti arba gyventi yra du skirtingi dalykai. Manęs klausia klientas, aš noriu žinoti, kodėl, sako. Sakau, tai jeigu žinosiu atsakymą, kodėl, tai kas bus? Tada aš galėsiu pakeisti. Sakau, iš kur tu žinai, kad kai žinai, kodėl, dalykai vyksta, tada jau žinai, kaip pataikyti. Ir čia yra tas momentas, kad man atrodo, ta aklavietės ar akligatvio situacija yra ta vieta, kai seni būdai nebeveikia. Seni būdai mąstyti, veikti, spręsti ir nebeveikia, tai reiškia neduoda arba kažkokio instrumentinio rezultato, arba ir pasitenkinimo. Bet anksčiau taip dariau ir buvo gerai, o dabar taip darau, neveikia. Ir tas momentas, kad neveikia, kažkuria prasme yra signalas, kad mano adaptacijos, mano būdai veikti neveikia. Tai kažkuria prasme tai yra labai gerai. To ir reikėjo laukti. Prasme, tai yra gerai dėl to, kad aš pačiam savo bandu paaiškinti šitą tavo teiginį, kurį intuityviai jaučiu, kaip jam pritariu, nes suprantu, kad juk aš pats atsidūriau toj situacijoje, kokioje esu, šakėse tose atsidūriau. Šišakėse jo, ir tai yra pasekmė tam tikrų mano sprendimų darytų prieš tai. Ir jeigu jie mane atvedė į šitos situacijos, išvest iš šitos situacijos mane jie negali. Tie dalykai, kurie mane jie atvedė,
Ir va tada tarsi yra iš tiesų tas baisumas didžiausias tas, kad neveikia tai, kas veikia anksčiau arba neveikia ir tuo pačiu metu tai yra gerai, nes galbūt galų gale pradės veikti kažkas, kas padės nebepatekti į tą situaciją, ar ne? Nu, jeigu tęsiant mintį, kad daugelis žmonių veikia automatizuodami savo įpročius. Kitais žodžiais tariant, vietoj to, kad darytų ir galvotų, veikia automatiškai arba pusiau automatiškai. Aš čia žinau, ko reikia, aš žinau, kaip daryti, aš jau žinau. Tai yra mūsų organizmas visada taupo energiją ir pastangas spręsti problemą kaip naują ir automatizuoja. Kai automatizuoji, tada tampi aklas pasikeitusiai situacijai. Ir kai atsimuši automatizuodamas į sieną, tai reiškia, kad nebeveikia, tai yra galimybė sąmoningumų, tai yra galimybė atsitokėjimų ir supala. Tai, ką aš darau, neveikia, tai tada reikia pagalvoti, pažiūrėti, kas čia yra, kad nebeveikia. Gera proga sustoti ir apsidairyti. Aha. Aš jeigu galima, žmogui matyti nelygų, kaip jisai tos algoritmus pats supranta į kitos aklavitės. Pavyzdžiui, jeigu žmogus, kuris įsivaizduoja, kad, tai yra taip, kaip aš gyvenu, kaip aš elgiuosi ir tai yra logiška ir tai yra viso to pasaulį, reiškia, paaiškinantis būdas, kuris mane nubrėžia kaip tam tikrą prasmingą individą šitam kely ir staiga, kada atsiduri toje klavietoje, tai nėra kaip tam tikro, kaip sakykime, raktas ar nespynos netrakina, tai tada pasiemi kitą raktą atrakina. Ne. Tai yra tas atvejis, kada tu tam tikrus tokius fundamentinius klausimus gali savo iškelti. Tai reiškia, visa tai, kuo aš tikėjau iki šiol, kas mane motivavo, kas teikia energiją, kažkodėl nebeveikia, dabar tai kas čia atsitiko, ar pasikeitė pasaulis, ar pasitikė kažkokie tai santykiai, kažkur ten visuomenė šeima ir taip toliau, ar galbūt aš klydau, bandydamas kažkaip suprasti, kaip viskas iš esmės veikia. Tai jeigu aš klydau šitoj vietoj, tai gal aš iš esmės klystu. Jau tokio, šiek tiek tokio taip fundamentaliau mąstančio žmogaus krizė šitą, jinai gali tokia labai labai būti gili, nes mes čia nekalbam apie tai, kad kažkaip ieškam būdo išspręsti kažkokios konkrečią problemą, kažkas neveikia. Ten organizacijoje kažkam tai pavedė į uždavinį, bet neįvykdė, tai kažkas tenais, reiškia, atsakomybė neteisingai paskirstė. Ne, čia daugiau eina apie tai, kaip žmogus pats jaučiasi savo kailyje, kaip jis jaučiasi savo gyvenimą ir taip toliau. Ir jeigu jisai atsidūrė toje vietoje, tada iškyla toks klausimas, ar čia taip yra, kad kažkas iš išorės pasikeitė, iš esmės, atėjo kažkokia tai nauja aplinkybė, nauja informacija, kurios iki tol tas žmogus nežinojo ar nepakankamai vertino ir dabar reikia viską permąstyti. Ar galbūt nieks iš esmės iš išorės ir nepasikeitė, bet aš tiesiog klydau ilgą laiką ir taip atsitiko, kad gyvenimas galų gale po daugelio metų man įrodė, kad aš neteisingai kažkaip tai supratau save ir savo Gali būti abudu dalykai. Ir. Kitais žodžiais tariant, jeigu aš turiu kažkokį įsitikinimą apie pasaulį, remdamasis turimą informaciją, ir kitos informacijos nematau, kol jin trenkia. Pavyzdžiui, kad žmonės visi geri ir visada nori padėti. Ir vieną kartą mane apgauna, arba stipriai apgauna, arba atsiduria ir ilgainiui aš subankrutuoju. Atsiduriu toj situacijoje, kur apgauna taip rimtai, kad ir tada ne tik, kad aš ten turiu problemą, nežinau, finansinę, organizacinę, bet aš turiu moralinę dilemą, tai ar žmonės geri ar blogi. Aš maniau, kad jie geri, bet tai gal aš klydau. Ir tada, galima sakyti, kad geri, tik ne visi žmonės tą žino, ypač tie, kurie tave apgavo. Jie kažkokiu... Ta prasme, kad yra ir žinojimo ribotumo klausimas, kuris buvo, ir nauja informacija jau taip akivaizdžiai, kaip sakyti, paveikia mano pasiekmes, kad aš jau pradedu matyti, nes man kai kiti pasakodavo, kad žinau, žmonės būna blogi, tai tau būna blogi, man tai jie geri, bet kai jau aš subankrutavau, aš kaip pavyzdį imu, tokie paprastai, tada aš galvoju, gal yra ir netokių gerų žmonių, arba susiduriu su negeru elgesiu, ir tada jau mano samprata apie žmonių gerumą, pavyzdžiui, kažkokie samprata, jinai pradeda klibėti, jinai turi kažkaip keistis, kad integruoti tą naują informaciją. Tai aš sutinku, čia yra egzistencinis momentas ateiti iki ribos ir aš
tą labai akivaizdžiai matau netgi su amžiaus tarpsniais. Tai yra, jeigu jaunesni žmonės, kai jie susiduria su kliūtim, tai ilgai nebūna aklavietėj. Kaip vaikai žaidžia, jiem nevažiuoja mašiniukas, sako, tai gerai, kitaip važiuoja. Tai čia važiuoja, o ne tai, kad atsisėda ir galvoja, kur aš čia užstrigau. Vyresniam amžiui, kai laikas jau tiksi ir staiga ten gyvenai ir staiga atsidūrė kažkokioje situacijoje vienišumo arba neteisybės arba nesėkmės arba, nežinau, kokioj nors situacijoje ir tada jau kyla tas egzistencinis klausimas, tai kaip čia aš taip gyvenau, kad atsidūriau šitoj vietoj. Tada užsiduodi klausimą įprasminimo, ką reiškia tas mano ankstesnis gyvenimas, kaip aš galiu paaiškinti arba pateisinti tai, ką aš dariau, atsidūręs šitoje aklavietėje, kurioje dabar esu. Aš taip antrinu, Rasiau, kad tu ką kalbėjai, kad čia gali būti žmogus skirtingose vietose. Taip. Čia labai įdomu, nes kuo tu daugiau turi tos patirties, tuo jinai brangesnė. Ir ją perkainuoti kainuoja žymiai daugiau, jeigu reikia ją perkainuoti. Čia tas yra momentas, kad ką tai reiškia, pavyzdžiui, vis tiek, čia aišku, nuo daug ko priklauso, galų galia netgi nuo žmogaus charakterio. Kitas žmogus, jisai galbūt labai dažnai atsiduria tokioj būsenoj, sakykime, kad jis įvertina kaip aklavietė ir panašiai. Kitas galbūt tiesiog stengiasi to nepastebėti ir kažką tai sprendžia praktiškai iš to išjuda ir taip toliau. Bet kuriuo atveju, kokia yra kaina to, reiškia, išjudėjimo, jeigu jisai reikalingas žmogui, jeigu jis taip supranta. Ir čia yra daugiau, iš tikrųjų, man čia yra klausimai, kurie yra, ko gero, galbūt netgi sudėtingiausi. Ne tik tai, ką minėjau, kaip ateit pas tą žmogų, ar netgi ateit pas save. Nes netgi tu save turi kaip objektą šitoje situacijoje. Nėra taip trivialu ir paprasta ateit prie savęs ir pasakyti savo iš šono, kad, žinai, klausyk, viskas bus gerai, tu čia tiesiog pervertink visą savo gyvenimą, viskas bus fain, nesijaudink, žodžiu. Turkoj, tarsi galima tą daryti, bet problema yra tai, kad ko žmogus yra giliau kažkaip tai įpratęs, giliau kažkaip tai tą patirtį savo gyvenimo analizuoti, tuo sunkiau jį išmušti iš tos vietos, nes jisai... Kodėl? Čia yra toks momentas, nes, sakykime, jeigu žmogus nesusimasto, jeigu jis įpratęs kažkaip tai gyventi algoritmais, ar ne, yra algoritmas, aš darau tą ir viskas, jeigu jis užstringa, tai tu jam pasiūlai kažkokią tokią dalinę refleksiją, pasakai, paklausyk, čia ne vienintelis būdas tą spręsti, yra kitų būdų, yra kitų svarbių dalykų. Tu tą kontekstą jam praplėti ir aš taip tokią prielaidą darau. Tarsi tada palyginus galbūt nėra sudėtinga jį išjudinti, net neįsigilinus į tą konkrečiai situaciją. Bet jeigu žmogus visą gyvenimą tik to ir užsijema, kad visus tos skirtingus kontekstus, variantus analizuoja, tai prie jo prieiti, ko gero, galbūt žymiai yra sunkiau, nes jis jau turi paruoštą atsakymą į kiekvieną tavo pasiūlymą, ne? Tai sakykime, kaip tokį žmogų išjudinti, man atrodo, čia yra sudėtingas klausimas. Man atrodo, čia svarbus momentas, iš tiesų susidurti su tom šakėm ir su tom šakėm. Čia iš tiesų tai, ką tu Rasiau sakai, kad dalis žmonių atpažįsta, kad jau jie užstrigo, o dalis dar mojuoja rankom ir kojom, arba kaip nors, paaiškina. Ir užima laiko, kai kurie žmonės labai stipriai ir sunkiai pergyvena ir išgyvena, ir jiem atrodo, kad jiems sunku, bet kažkuria prasme jie kloja pagrindą ateičiai. Tai yra susidūrę ir išgyvenę, negu tie, kurie šakės atidėlioja rytojų. Dar nieko, aš dar pasistengsiu, dar nieko, dar bus toliau, arba nieko tokio, aš čia turiu sprendimą, kol po, 5 metų neigimo atsisuka atgal ir supranta, kad šiaip tai situacija ta pati, kas buvo prieš 5 metus. Ir aš visai bandžiau kaip nors ką nors išspręsti ir išsisukti, bet šiaip tai yra šakės. Tai man tai yra, kaip sakyti, jeigu atsisukti į tą psichoterapinį, tą paveikslą, tai dar kartą žmogus gyvena savo kažkokiam įpročių lauke. Ir įpročiai nėra tik elgesys, įpročiai tai yra paaiškinimo įpročiai. Pavyzdžiui, įprotis, ir kai kurie žmonės mėgsta naudoti žodį vertybės.
Mano vertybės tai tokios. Aš labai atsargiai žiūriu į tuos žmonės, nes jie savo sprendžia spastus. Jeigu bet koks mažas žingsnelis jam yra vertybės, mažas, kažkoks žingsnis ar sprendimas čia mano vertybės, tai kai įvyksta pasikeitimas, tada labai skauda, nes tai yra ne šiaip savo įprotis, bet vertybės lūžta. Ir aš atsimenu tokį susidūrimą su studentais, kai sakiau, kad jūs sprendžiat savo spastus. Ne, sako, vertybės geras dalykas. Kas jums, sakau, sakė, kad geras dalykas? Jūs sprendžiat savo spastus, jūs jūs kentėsite ir tada kančia bus ne dėl pokyčio tenai išorėje, bet dėl to, kad apsibrėžėt savo ribas kaip tokias nelankščias ir jos tada lūžta. Taip. Bet tada žmogus sako, reikia turėti stiprų stuburą, bet stiprų stuburai labai garsiai traška, kai lūžta. Taip. Šitie įvaizdžiai labai ryškus, labai skausmingi. Pasakyčiau, čia labai įdomu, nes vertybės paprasčiausiai tai yra toks gan abstraktus principas. Tai yra tarsi, kaip kelrodis. Yra labai daug detalių, yra labai daug kažkokių tai verčių ar kažkokių tai sprendimų pagristų kažkokiam tai kokybiniais vertinimais kažkokiais. Bet vertybė visada yra tarsi viršuje. Tai yra pagrindinės trys vertybės, supervertybės. Tai gėris, grožis ir tiesa, ar ne, universalijos. Ir galima įsivaizduoti, jeigu žmogus savo gyvenimą matuoja tomis vertybėmis, čia kaip tik tas žmogus, kuris tiki, kad visi žmonės geri, gražus ir teisingi, ar ne? Ir kada jis atsidūręs aklavietėje supranta, kad kažkas vis dėlto yra ne taip ir reiškia, kažką reikia redaguoti, kažką, tai reiškia koreguoti savo santykį su tavimi vertybėmis. Galbūt ne visi žmonės yra teisingi, geri ir gražus, ar ne, reikia įvesti kažkokius tai modalumus toje vietoje. Tai čia nuo žmogui yra įmestas toks iššūkis, ar jisai sugebės kažkaip tai tą atsiradusią prarają tarp vertybės ir savo patirties užpildyti kažkokiais tiltais ir paaiškinimais, tai yra tokia vidinė aiškinimo situacija, kada tokia hermeneutika, reiškia, taip, aš tikiu tom vertybėm, bet dabar situacija tokia, bet kažkas tenai yra tame tarpe, kad aš paaiškinu ir nusiraminu toje. Tai ta psichoterapija bus tuo metu, kada tu užmeisgi tą kelią, reiškia, tarp situacijos ir tos išlikusios vertybės. Ar klausimas apie tai, kad reikia atsisakyti pačios tos vertybės kaip abstrakcijos ir tada sakyti, gal buvo mano klaida tai, kad aš to tikėjau. Ir tada kitas klausimas iškils tuomet, tai gerai, ar kažkuo tai tikėti vis dėlto reikia, ar kažkaip tai reikia laukti kažko kito, ar taip toliau. Čia atsiranda tokie, žmogaus charakteriui tai esminiai momentai, nes jeigu žmogus nusivilia, pavyzdžiui, gėriu, ar ne, tai kad žmonėse dominuoja gėris, kažkuria prasme, tas gėrio pradas pagrindinis, o visa kita yra iš silpnybės, aplinkybių, kažkokių tai atsitiktinumų ir taip toliau. Jeigu mes periname į kitą paradigmą, kad visi žmonės yra tokie, kaip Hobso, reiškia, savanaudžiai iš esmės ir jos tik tais kas nors iš viršaus ypatingai galingas gali sukontroliuoti, kad mes visi kažkaip tai išgyventume, tai tu pakeiti tokią paradigmą gan radikaliai. Tai ar visada išėjimas iš tos būsenos reikalauja būtent tokios pamatinių paradigmų perkeitimo situacijos. Kažkaip man atrodo, kad galbūt ne visada, bet čia klausimas galbūt būtų siauresnis, čia man būtų įdomiau kas kita. Kaip pavyzdžiui, psichoterapijos požiūrio, kaip padėti žmogui susiorientuoti, ar čia jam reikia keisti savo paradigmą, ar čia jam reikia kažkaip dar padirbėti, kad kažkaip iš naujo atpirkti tą vertybių sistemą, kurį jisai išpažįsta šitoje vietoje. Ir kita vertus, čia toks pakankamai atsakingas klausimas, pavyzdžiui, žmogui, kuris padeda kitam. Man šitoje vietoje visada būdavo paslaptis, kaip suorientuoti žmogų. Niekad nesiimčiau šito. Sakyčiau, aš filosofas, aš nieko išmanau, aš žvaigždės žiūriu, man visą tai. Jo, bet čia, žinai, aš taip galvoju, kad tas klausimas vertybių keitimo ar nekeitimo iš tiesų dažnai yra būdas žmonėms išreikšti save ir parodyti save. Tai yra ne tai, kad aš turiu tam tikras vertybėm, bet aš noriu, kad pasaulis žinotų, kad aš tikiu žmonėm, kad aš esu gražus ir tikiu žmonėm.
Tai čia yra du skirtingi dalykai, išpažįstu. Tai čia yra skirtingi dalykai. Ir kai aš išpažįstu viešai, o mane aplaisto dažais, apspjaudo ir visai kaip, tada klausimas yra, ar aš dar tikiu tom vertybėm, ar jau nebegaliu to parodyti, tai yra subliūkšta, kaip sakyti, pradeda byrėti mano fasadas. Taip. Yra tokios savokos, persona, kurį aš rodau kitiem, fasadas, kurį rodau. Tas yra ok. Ir dėl to, kai mes šnekam apie vertybės, aš nežinau, apie ką mes šnekam su žmogumi. Ar šnekam tai, ką jisai rodo kitiem kaip savo vertybę, ar yra tai, ką jisai turi savo viduje. Nebūtinai, kad kiti ten tą žino. Ir tada, kai lūžta šita dalis, tai kažkuria prasme, kai kurie psichoterapeutai ir kai kurie žmonės mano, va tada pamatai tikrą žmogaus veidą, kai lūžta jo kažkoks socialinis fasadas arba įpročiai. Ir tie įpročiai nėra tai, kad žmogus pasirinko, jisai žaidžia socialinį žaidimą. Vertybių tame tarpe, kad gražu tikėti žmonėmis. Arba kaip tik gražu tikėti antžmogiu. Nesvarbu, kuo ten tiki, kokia laikmečio dvasia, ne? Bet paskui jinai lūžta ir tada žmogus susiduria su aklaviete, neveikia. Ir va tada būna tas momentas, kuris man yra irgi visada mįslė, ir čia ne psichoterapeutas, aš dirbu ne tas, kuris pasakau žmogui, o laukiu, kas gims. Kitaip sakant, pribuvėjo vaidmuo, tai, kad lūžo mes matėm, tai, kad jisai buvo tame lūžio taške irgi žinom ir nebuvo vienas, mano darbas, kad jis nebūtų vienas, ta vertybė, kuri, sakykime, aš tikiu, ne? Ir tada kas ten išlys iš tos jau pasenusios odos, kaip gyvatės ar išnaros? Aš nežinau. Gal kažkas baisaus? Gal. Aš nežinau, aš iš tiesų nežinau. Ta prasme, ir man atrodo, man labiau patinka nežinoti, negu norėti ištraukti, ką nors ten, kas man atrodo būtų teisinga tam žmogui. Nes kaip taisyklė nepataikau. Reiškia, geriau būtų nespręsti, ar ne, šiuo atveju tiesiog. Neprisimti atsakomybės, spręsti, kaip žmogus turėtų žiūrėti. Man atrodo, logika tavo visai suprantama, kad ne vertybės pasikeitė, o mano, kaip sakyti, santykius su jom, kad jos sudėtingesnės, ne tik juoda balta, tik geri ir, žinai. Taip. Aš sakau, kad tikėjimas gerų žmogum nereikia žmonėm tavo tikėjimo. Tau pačiam reikia tikėjimo geriem žmonėm. Jeigu tu galvoji, kad žmonės blogi, galvok, bet kaip tu su to gyvensi? Čia yra žmonėm, nuo to jie ten aplinkiniai keli išgyvens. Kaip tu su to gyvensi, su ta nauja skūra, oda ar kas ten bebūtų. Čia labai įdomu, reiškia, tu kaip tarsi koks nekromanceris, tu reiškia leidi pasireikšti žmogaus kažkokiai alternatyvai ir tada paleidi į pasaulį, dabar žiūrėk, kaip tu čia nais pasijausi, ar ne, pabūk tas blogas, ar ne, ir kas bus iš to. Pasimatuok tą rūbą, jo. Tai mano darbas, jis yra svarbus būti šalia, toje aklavietė, nes aklavietė man tai yra šventas momentas. Ta prasme, aš iš tiesų ne tai, kad tyčia noriu, bet man atrodo, tai yra, jisai yra labai, žmogiškas, ne, kaip mes ten šnekėjome, ne, tai yra, kad tai yra, mus paveikia su tokiu nuolankumo žinute, kad mes nesam visagaliai, mes neturim visų atsakymų ir vis tiek galime gyventi. Ir netgi turėtume gyventi, net turim pareigą gyventi, net neturėdami atsakymų ir įrankių. Taip. Gerai, aš čia dabar vis tiek negaliu. Gerai. Aiškiai, vis tiek, kada tą žvėrį paleidi iš to darbo, tai pačioj intencijoje ir pačiam tam metode vis tiek yra kažkoks, aš nesakau tikėjimas, bet toks pasitikėjimas. Kaip vaiką, pavyzdžiui, paleidai. Nubėgs ten kažkur atsimuš, supras, reiškia, kad negerai, ar ne. Reiškia, vis tiek kažkaip, tai kažkas įvyks, kažkokia transformacija, bet jinai įvyks ta linkme, kad vis tiek žmogus atsikvošės kažkuria dalim, ar ne, kada supras, kad reiškia, vis tiek reikia, jeigu tas vertybės vertina kaip kažkokius tai kriterijus pas žmogų yra, reiškia, kažkokie tai matai, yra kažkoks matas, kurio žmogus vertina save, savo santykius su aplinka ir taip toliau. Tai vis tiek netgi perėjus tą krizę, vis tiek žmogus
atsimušęs į tikrovę, grįžta į save ir supranta, kad kažkokiu tai matu netgi perorganizavus juos vis tiek reikia. Tik galbūt svarbu, kad jis juos toje naujoje situacijoje kažkaip tai iš naujo susitvarko, kad jisai gali tada sakyti, tvarkoja, matyti, kad taip ir yra, reiškia, aš čia ir esu va toks va tame, ar ne? Žinai, kad tas žvėris vis tiek sugrįš atgal. Ir čia yra rizikos. Aš čia kalbu iš savo tokios prabangios praktikos, bet aš sakyčiau, jeigu dirbant su plačiu, kaip sakyti, visus imant psichoterapeutus ir visose vietose, rizika yra didžiulė. Tai yra, žmogus gali nusižudyti ir neišlaikyti. Ir tai yra labai reali rizika. Ir aš jos neatmetu, tai tas pasitikėjimas, jis turi savo kainą. Ir matydama ženklus, kad tas žvėris arba tai, kas vyksta, man jau neberamu, tai yra tas pasitikėjimas ar nepasitikėjimas yra mano talpumas ir mano klinikinis vertinimas, kur aš sakyčiau, žinok, nebepasitikiu. Taip. Gal tu važiuok į ligoninę, kad tave kažkas prižiūrėtų. Taip. Nes aš nežinau, kas vyksta. Ir man atrodo, čia nereikia būti arogantišku ar man kažkokiu būdu, kad visi visada kartais ne. Taip. Ir kartais tada aš sakau, aš negaliu imtis atsakomybės už tavo to konkretaus žmogaus situaciją, nes man atrodo per trapu, aš galiu klysti, gal tu ir gimsi, bet jeigu ne, tai mes abudu, kaip sakysim, skęsim. Aš noriu turėti saugiklius, ir mes turim visuomenės saugiklius. Tai mano manimu, tai, ką tu sakai apie žvėrės, nėra tikrai 100%, jis gali pasisukti labai klaidingą pusę, ar tai savižudybės, ar išprotėjimo, ar nužudystės, ar dar kažkokios destrukcijos. Bet kuriuo atveju čia atsakomybė tai yra milžiniška, kaip ten bebūtų šitoje situacijoje. Taip. Tai šiuo atveju nėra garantijų ir aš vis tiek turiu matyti, kurioje vietoje tas lūžio momentas, kurioje vietoje tas žmogus yra. Ir mano paprastai matymas yra, ar mes turim akių kontaktą, ar tas žmogus mane matė. Jeigu jis išeina kažkur, kur aš jau nebeturiu ryšio, aš daugiau nebeturiu jokio kito įrankio, tik ryšį. Čia tiesiog pastabėlė šalia. Čia labai svarbu yra tas, kad nėra jokios išorinės garantijos. Nėra tokio kažkokio tai metafizinio rėmo, kai mes galime pasakyti, mes žmogų išmušėm iš jo vėžių, ir jis vis tiek kažkaip gravituosi kažkokį tai kosmosą, pasaulį. Teisinga, bus kažkokia aplinka, jėga, kuri kuris kažkaip sutvarkys ir visą kitą. Jo, bet šito nėra iš tikrųjų. Čia labai individualus reikalas, man atrodo. Čia labai sudėtingas klausimas. Iš tikrųjų, kaip ta aplinka, kaip ta, reiškia, ta erdvė, šiuo atveju, kokia jinai yra. Kažkoks tikintis žmogus pasakys, kad vis tiek viską lemia kažkaip Dievo malonė ir viskas kažkaip galiausiai prasmingai ir atveda į teisingą lemtį, o kažkoks, reiškia, nežinau, Lovecrafto pasekėjas pasakys, kad vis tiek mus sapnuoja kažkoks beprotis Dievas ir viskas, reiškia, yra link destrukcijos ir mes tiesiog užsiimam dezintegraciją ir taip toliau. Kaip sakant, šiuo atveju, jo. Bet tu jau pamini bent keletą dalykų, keletą rėmų, kurie yra visuomenėje ir jie gali būti, kaip sakyti, preventyvūs tokiam dalykui. Tai vienas tai yra tikėjimas iš tiesų. Tai yra žmonės turi aukštesnę ar bendresnę kažkokią, sąmonę ar sampratą, kurią jie remiasi ritualais, įprasminimo būdų. Jeigu aš neturiu atsakymų, tai kažkas turi kitas atsakymų. Tada veikia. Kitas dalykas tai yra bendruomenė. Tai yra, kad būdamas dalis kažkokios grupės ar bendruomenės, net jeigu esi visiškai sutrikęs, tavim pasirūpins. Tai anksčiau buvo bendruomenės, šiais laikais yra institucijos. Kaip tokia, kažkokia išorinė struktūra, kur kažkas, vis tiek, kaip sakyti, sugaus mane krentant. Taip. Bet jeigu ir to nėra, arba tas nėra tvaru, tada tikrai nėra garantijų ir kažkuria prasme visi moksliniai ir tyrimai labai daug žinom apie žmogų, bet vis tiek yra kintamasis, kuris jį gali, kaip sakyti, atvesti iki pražūtingos vietos, kur niekas nenorėtų atsidurti. Čia yra ribinė situacija. Ja. Bet kas man labai įdomu, kai porą kartų paminėjai tas paties buvimas kartu, ne? Tai buvimas kartu, iš to, ką kalbėjom, tai yra daugiau tokia irgi, tokio
kaip čia pasakyti, profesionalo stebėtojo iš dalies, ar ne tokio, kuris žmogus eina, jisai žino maždaug tas takas, bent jau, sakykime, keletų metrų į priekį, kur jisai veda ir taip toliau. Bet tai nėra tas buvimas kartu kaip bendruomenės nario, ar ne, kaip pavyzdžiui, tu atvestum kokį nors, aš nežinau, šamaną, kunigą, ar ten kažkokį ten senolį, kuris yra autoritetas, ta prasme, besąlygiškas šitoje situacijoje. Tai ar nėra taip, kad aš psichoterapeuto tokia rolė yra šiek tiek dviprasmiška. Viena vertus jis tarsi veda tave, bet paskui yra tokia situacija, kaip sako, palauk, čia aš jau toliau negaliu kartu su tavimi eiti, gal tavim tegul pasirūpina institucijos geriau. Tai tas momentas man irgi kažkaip jautrus, nes tokiai labai archainiai, senoviniai visuomeniai tai būtų vis tiek kažkoks šamanas, kuris tiesiog aprūkytų tave dūmais, ištrauktų tau dantį ir pasakytų viskas. Aš tave išlaisvinu. Čia jau aš žinau, kad... Bet mes nežinom nesėkmės atveju pas šamanus. Tai ne, tai ten labai daug nesėkmės atvejų. Didžiausia nesėkmės atvejis yra tas, kada patys šamaną yra nubaudžia mirtim dėl to, kad jis neefektyvus. Tai jis žino ir taip toliau. Bet, čia daugiau klausimas ne pačiam kaip praktikui, bet daugiau, sakykime, reflektuojant pačią tą tokią visuomenės funkciją, kaip mes ateinantis iš savo tokių profesionalų pusės pasiekėm tą konkretų žmogų, bet vis tiek mes jo negalim kažkaip tai palydėti į kitos vietos, kada jisai atgimtų tas saulė, reiškia, iš nusileidimo pakiltų viršų, vis tiek mes kažkaip paliekam jam pačiam tą, arba kažkam kitam, Dievui. Bet labiausiai tai jam pačiam. Jo, jis pats, kas gali pažadinti, čia man pagrindinis sunkiausias klausimas. Kas, pavyzdžiui, mes būdami visi ateinantys iš išorės ir mes matom žmogų, kuriam reikia pagalbos, kas gali jam, kaip reiškia jam kažkaip tai įeiti tą situaciją. Aš vienintelė metafora, kurią sugalvojau ir kuri galbūt visiškai netinka, bet man atrodo, jeigu mes įsivaizduotume tokia, sakykime, kaip muzikos poveikia, ar ne, kada išorė ir vidus sutampa, kada yra kažkas, kas reiškia ne vaizdais, ne abstrakcijom, ne formulėm, ne instrukcijom, bet kažkokia tai vidinė dinamika, kuri žmonės gali sujungti, reiškia, yra kažkoks ritmas, kažkas tokio, bet irgi čia nebūtinai. Aš pritraukiu iš šitos temos, bet nesvarbu. Jo, bet man atrodo, čia yra tema, tai ką tu ir prieš tai minėjai, kad psichoterapeutas irgi turi savo, kaip sakyti, ribas arba savo, kažkokią pabaigą. Ir pasiryžimas eiti ir rizikuoti su žmogum, nežinant to, tai yra tam tikras įsipareigojimas. Ir pažadinti, mano manimu, vienas iš dalykų, kas gali būti muzika, bet iš principo dažnas efektas yra, kuo labiau žmogų žadini, tuo giliau iškrenta į blogumą. Tai yra toks polio efektas. Ne, tau viskas gerai, ne, man yra blogai. Žinai. Tai tada kitas būdas, kurį galima daryti, tai yra taip, tau tikrai labai blogai. Taip, tas ir tas ir tas ir tas yra tau blogai. Tai yra tas, kaip atspindėjimas realybės, kurio yra žmogus, neminkštinant, neguodžiant, neneigiant, o pripažįstant, ypač jeigu yra ta dalis. Tokia. Taip. Tai yra svarbus momentas. Klausimas čia labai geras, bet jisai provokuoja tam, tai žvilgsnių į anapus, ar ne? O ką, vardan ko? Aiškia, jeigu tu siūlai žmogui išjudėti, tai vardan ko? Tu vizualizuok tai, kas bus kažkas kita. Bet čia yra bėda, tai kad labai dažnai tiesiog žmogus negali vizualizuoti to. Nežinau, man tokia radikali scena yra Hanekės filmas Meilė. Ten yra moteris, kuri tiesiog prie mirties, jinai užsifiksavusi, nuolat kartoja vieną žodį. Blogas. Aš nesimenu, kurie kalba, man atrodo, itališkai, mal. Ir tada tu supranti, kad iš tos patirties nėra jokio lango. Tu neturi jokios projekcijos į kažkokią tai alternatyvą. Nes jeigu tu galėtum tą projekciją turėti, tu jau būtum išsprendęs tą situaciją. Kol tu esi blogumo būsenoje, tu neturi jokio lango. Čia yra toks neįveikiamas, visiškai neįveikiamas klausimas. Aš
gal ir matęs, bet nepamenu tos scenos, tai aš tai bandau įsivaizduoti, kas ten, apie ką tu kalbėjai. Pats galbūt niuriausias filmas, pats baisiausias, kurį Meilė. Tai vad meilė, Hanekės, jo. Tai vat, ten tas momentas yra, ten aišku, ten yra ir tokia fiziologinė perspektyva, ta prasme, kad žmogus vis tiek po insulto, aišku, kad jis mirs, bet labai dažnai būna, kai ir be šito, kad žmogui toj situacijoje tiesiog per sudėtinga vizualizuoti alternatyvą, va šitas momentas yra. Jo, bet man atrodo, čia mes dažnai operuojam, aš su klientais irgi šneku į problemos sprendimo orientuotas mąstymas, kad jeigu yra blogai, ją reikia išspręsti. Taip. Yra kita funkcionavimo būdas, į emocijas nukreiptas funkcionavimo būdas, kada nereikia spręsti problemų. Taip. Kai reikia pamatyti, atpažinti emocijas, galbūt jas pasakyti, galbūt pasidalinti. Ir jeigu aš iš tiesų tą įsileidžiu, tas praeina. Ne visam laiku jos vėl grįžta. Taip. Bet emocijos nemėgsta problemų sprendimo. Jos mėgsta būti atpažintos, įsivardintos, galbūt išreikštos, galbūt atspindėtos. Bet tai nėra išsprendžiama. Tai gyvenimas. Tai yra, jeigu man blogai, tai man blogai. Tai man atrodo, tas klausimas grįžtų, Sauliau, jeigu taip rimtai atsakyti, ką daryti, tai klausimas yra, kas man padėtų išgyventi šitą etapą, įstrigimo etapą, kuriame aš esu. Tai yra klausimas, ko man reikia dabar gyvenime. Ir ne problemos sprendimo, bet ko man reikia dabar. Taip. Čia labai įdomu. Man čia, nežinau, čia būtų ilga kalba, bet man tas labai įdomu. Reiškia, ne kažkokiu tai algoritmų siūlymas, bet tiesiog įvartyjimas akistata su savo emocija tam tikrą prasme, ar ne? Kažkokia tai komunikacija su savo emocija. Tai reiškia, tai yra ne savęs matymas veidrodėje, bet daugiau kažkaip tai užmezgimas kontakto su tuo, ką tu jauti, reiškia. Tai reiškia bandymas rasti įvardyjimą taip, ką tu jauti. Ir man atrodo, čia Sauliau kaip tik ir vyksta daugybė trigerių būtent su tokio emociniu, žinute. Va čia labai gražiai tas, reiškia, blūras veikia, nes tarsi iš neryškios zonos išnyra visos tos, reiškia, irgi alternatyvos visam šitam pokalbiui. Ir man labai faina, man labai šilta ir norisi pakviesti, į kambarį. Ir katiną, ir dukrą. Aš manau, labiau tas kontekstas, juk noriu pasigrobti Saulių ir įtraukti kažką kitką. Tai gali irgi būti ženklas, bet tai irgi yra, tai yra, ko nori, bet tai yra žinutė, kurią negali apsimesti, kad nematai, arba mes matom. Ir man, visokių reakcijų. Jo, džentelmenai, aš išgirdau kelis dalykus, kurie man galbūt kada nors gyvenime atsidūrus tose šakėse galėtų būti. Nors man turbūt labiausiai stiprus yra šitas tavo pasakymas, taip iš tikrųjų, o ko iš tikrųjų tu nori šią akimirką. Kas yra tai, kas iš tikrųjų yra svarbu šią akimirką. Ja. Netgi sakyčiau, ko tau reikia. Ko tau reikia iš tikrųjų. Taip. Ja. Tai vat. Tai ačiū Jums už šitą pamastymą. Aš manau, kad tema sunki, bet man visą laiką kažkaip į pabaigą pokalbis atsiranda kažkoks optimizmo. Kaip kažkas sakė, neprisimenu, reiškia, kai visą laiką būna, kaip ten, kai neaišku, kas sakė, tai sakė arba Čerčilis, arba Einšteinas. Tai šitą apie tai, kad optimizmas yra sprendimas, o pesimizmas yra nuotaika. Arba, bet čia yra toksai, apie tai, ką kalbėjai ir tu, ta emocija, jos suvokimas tos emocijos ir jos įvardinimas tos emocijos. Tai pabandėm įvardinti ir emocijas, ir galimybės, ir ačiū Jums labai, mėly džentelmenai, ir mėly mūsų žiūrovai ir klausytojai, čia Susispėtimai, filosofas Rasius Maksalis ir psichologas Vytaras Keturakis ir aš, Saulius Jovaišas, atsisveikinam iki kito kartą per mėnesį vis pasimatom, tai YouTube, Facebook'e ir galim susigirdėti taip pat ir Spotify ir Apple podcastos platformose. Tai gero Jums, mūsų atveju vakaras, vėlyvokas vakaras, tai gero mums visiems vakaro, o Jums tiesiog tos dienos paros metų, kada Jūs mūsų klausysite arba žiūrėsite. Dėkui, iki. Ate. Taip. Susispėtimai apie nepaprastai paprastus dalykus.
filosofas Rasis Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.